išlaisvink mane. Kviesk artyn, alsuosiu kasdien tavim, visus troškimus, svajonių kelius. Siųsk
Radio laida Iš mirties į gyvenimą. Labas, brangus klausytojų, šiandieną, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, radio stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą. Ir šiandieną mes kalbėsime apie muziką, kuri atneša gyvenimą. Šiandieną mūsų laidoje labai įdomus svečias, tai yra Milda Kriščiūnaitė. Labas, Milda. Sveiki visi. Milda daugelis žino kaip grupės Gyvai, kadaise gyvavusios vokalistė ir lyderė. Dabar jinai muzikuoja grupėje Ichtus bei dalyvauja įvairiuose krikščioniškose muzikiniuose projektuose. Ar tiesa, Milda? Tenka padalyvauti, taip. Ir apie Ichtus tiesa visiška. Šaunu. Taigi, Milda, turbūt pradėjai muzikuoti nuo mažų dienų. Kaip tai vyko? Jo, iš tiesų pradėjau nuo mažų dienų. Klausydavausi muzikos tos, kurią tėvai klausydavosi, dainuodavau kartu su ją. Ala Pugačiova atsimenu, kad 3 metų dainuodavau. Paskui muzikos mokyklą ėjau ir prasidėjo toksai rimtesnis kelias, tada chorai visokie ir visada būdavo širdį svajonė, kad turėti grupę, groti ant scenos, bet ne chore, o vienai solo. Jau tada norėjau, bet tai buvo labai nerealu, nes, kur čia, kokia čia grupė, kaip čia. Nei su kuo, nei nebuvo tiesiog galimybių, atrodė tuo metu. Bet tos galimybės atsirado. Matyt, atėjo tinkamas laikas ir tinkami žmonės. Ir būnant jau man studentei, atsirado grupė Gyvai. Įsikūrė Gyvai ir apie 11 metų mes kartu grojom su šitą grupę, keliavom, koncertavom, kūrėm kartu, ėjome bendrų kelių ir aišku, kiekvienas savo gyvenimo keliu. Ir man tas laikotarpis labai yra svarbus, labai brangus ir tai buvo vienas iš tų dalykų gyvenime, kur aš tikrai galiu sakyti, tvirtai galiu sakyti, kad buvau ten, kur turėjau būti, nes aš taip ir jaučiausi visą laiką. Nežiūrint sunkumų, kurie iškildavo ten, kad, sakykime, stigo laiko ar nebūdavo pinigų, nes tu atiduodi dalį savo laiko, bet už tai negauni jokio atlygio, ten visokių kitokių dalykų tarpusavį grupiai. Nes nepaslaptis, kad nėra taip lengva susitarti 4 žmonėms ar 6 žmonėms, ką groti, kaip, kada ir panašiai. Kartais nuomonės išsiskiria, stiliai išsiskiria. Ir tikrai daug buvo visokių įvykių ir daug visokių dalykų, ir kas mano gyvenimą keitė, mano širdį keitė, bet nežiūrint viso to, aš tikrai žinojau, kad čia turiu būti. Ir turiu tai daryti ir mane tai labai pripildydavo šitas dalykas. Aš tikrai žinojau, kad tame yra mano pašaukimas, galbūt taip. Iš tiesų nuostabu, kai atrandi savo pašaukimą, kai gali gyventi jame ir atnešti tą žinią, kurią tau Dievas duoda. Ir iš tikrųjų įdomu, nes šis pasaulis, jisai traukia ypatingai talentingus žmonės, tuos talentus tikrai nepašvęsti Dievui, bet iš to kalti pinigus. Ir tokį balsą turinti mergina galėtų dalyvauti įvairiuose pasaulietiniuose projektuose ir turėti pakankamai geras pajamas, bet tavo sprendimas vis tik buvo kitoks, kad tavo muzika yra pašvęsta Dievui. Kaip tai įvyko? Kodėl tai įvyko? Aš galbūt taip galėčiau vardinti, kad tą tikėjimą Dievu gavau kaip iš psalmės, yra žymios mūsų Ichtus, kur dabar atliekam, paveldėtas turtas, Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Aš gavau jį iš tėvų ir kažkaip gavusi tai, perėmiau kaip savastimi, būdama paauglė, būdama ten vėliau, jau kažkaip išlikau tam tikėjimo kely, visada tikėjau Dievu ir man atrodydavo super baisu, jeigu aš nepažinčiau Dievo, aš nežinau, aš visiškai nejaučiau jokios prasmės. O juk kiekvienas žmogus ieško prasmės gyvenime.
ką jisai daro, kaip jisai daro. Jisai kažkur atranda tą prasme. Aš tokia linkus filosofuot, mąstyt, man reikia viską giliai ten suprast, kas ir kodėl. Ir aš nuo pat paauglystės taip mąstydavau savo ir aš neįsivaizduoju, jeigu neturi to pagrindo, jeigu neturi atsiremti į ką, į tokio, kuris nepajudinamas, kaip Dievas, kuris visą sukūrė ir sukūrė mane. Ir aš tikrai be to tikėjimo man būtų labai baisu gyventi ir aš nejaučiau prasmės ir aš visų kuo įsikabinau į tai, į tikėjimą, į Dievą. Ir todėl ir mano ta kūryba, kai aš pradėjau kurti dainas, ir buvo su tuo susieta, iš to išplaukė, ką aš jaučiu. Ir visada turėjau tokį troškimą, kad apie tai dainuoti, kad tiesiog to neslėpti. Ir nebūtinai, kad vien apie tai dainuoti, bet man kažkas visą laiką kirbėdavo, kad aš noriu apie tai dainuoti. Aš noriu tai skelbti ir kažkokią stiprybę jausdavau per tai. Nes aš jausdavau kartu, kad tuo skiriuosi nuo kitų. Gal ir tas truputėlį toksai dalykas įtakoja, bet visų pirma tai, kad tiesiog jaučiau, kad ta net mano ta kūryba, kiek aš ten ką sukuriu, visa tai yra gauta, visa tai yra dovana. Kad ta pagrindinė kūrybinė jėga ir energija ir visa tai, ką mes turim, yra mums duota, yra mums perteikta ir yra aukštesnis kūrėjas. Ir todėl jo neminint man būtų keista kurti tiesiog. Todėl aš visą laiką norėjau tai perteikti ir apie tai kalbėti ir tuomet kažkaip jausdavausi pasakiusi tai, ką noriu iš tiesų pasakyti. Iš tiesų nuostabu, nes Dievas jisai pripildo, iš jo ateina visi atsakymai ir jisai yra tikrai įkvėpimo šaltinis. Aš pamenu, kadaise galvojau, kad įkvėpimo šaltinis yra marihuana arba kitos narkotinės medžiagos ir kai mečiau vartoti, aš galvojau, tai viskas, dabar jau niekada nieko nebesukursiu. Bet Dievas apreiškia ir atėjo tokia šviesa, kad jisai yra kūrėjas ir iš jo ateina visas kūrybiškumas. Ir Jono Evangelijos pabaigoje Jėzus rašo, ko tik tai prašysite tėvą mano vardu, aš jums duosiu. Ir aš pradėjau melstis ir prašyti, sakau, tėve, aš prašau tavęs Jėzaus vardu, duok man kūrybiškumo, kad būtų pašlovintas ir išaukštintas tavo sūnus Jėzus. Ir iš tikrųjų, jeigu mes prašome, mes gauname, nes tai Dievas yra pažadėjęs, kad jisai tikrai duoda. O jo labiau, kai tikslas yra atnešti jo šviesą, jo Evangelijos džiaugsmą į žmonių širdis, tai jisai tikrai nėra stabdis ir neužstabdo tų dalykų. Ir aš tikrai, aš žaviuosi tavo kūrybą, tai, ką tu darai ir esu nemažai girdėjęs. Ir tos giesmės, kaip jos gimsta? Ar tai yra skaitimo procesas, skaitai Bibliją ir tau ateina giesmė? Ar tai yra, kad tu atsikeli ryte ir išgirsti kažkokią melodiją savo širdį, savo galvoje, pradedi niūniuoti, kai žodžiai kažkokie, kaip tai pas tave vyksta? Įvairiais būdais iš tikrųjų vyksta. Nėra taip, kad paskaitai ir Biblija ir atsirado. Ne, turbūt visi pasakys, kad labai įvairiai tai gali įvykti ir kartais ten šiaip kažką veikiant, kad ir indus plaunant, ateina kažkokia mintis. Ir man taip yra buvę keletą kartų, čia ypatingi atvejai, kada sėdi prie pianino arba tiesiog kažkur būnant, galima sakyti taip, kaip ateina visa giesmė, visa daina, o taip tik spėk rašyti. Tai tu tik užrašai ir džiaugiesi, kad nieko nepraleidai, nes atrodo momentą praleisi tą, kai atėjo ir nebeprisiminsi. Tai yra keletą gabalų, taip atsiradę, gimė. O dauguma tai turbūt be mano darbo to nebūtų atsiradę, nes kai tu muzikuoji, kai repetuoji, tu esi toj muzikoj ir tu semiesi idėjų, esi kažkoj tokioj terpėj muzikiniai ir tada daugiau tų idėjų ateina, nes
turbūt irgi visi pritars, kad jeigu tu mažai koncertuoji, groji, repetuoji ir neprisėdi prie instrumento ir kažką tai kito gyvenime veiki, ir tos kūrybos mažės. Nes tu turi ir pats į save dėti tam tikrus dalykus, ką tu į save dėdi, tas ir išeina iš tavęs. Tai ir aišku, kaip ir pats sakei, ir Biblijos skaitimas irgi tokių dalykų ten, sakykime, kur tavo turtas, ten tavo širdis. Tai kartais tokia eilutė paima ir įstringa tau ir iš tos eilutės kaip koks siūlų kamuoliukas. Pini, suki ir gimsta kažkoks tai gabalas. Nuostabu. Taigi dabar ir paklausykime tokio gabalo, kuris gimė būtent tai. Gabalas vadinasi Kur turtas, ten ir širdis. Čia angliškas turbūt bus gyvai gabalas. Bank of Heaven. Taigi dangaus bankas, pasiklausykime. No destruction, no crisis, profit guarantee.
a profit guarantee. XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Taigi, po tokios nuostabios grupės gyvai dainos mes grįžtame į radio studiją. Šiandieną svečiuojamės Druskininkuose sielų festivalyje, kur aš ir spėjau pagauti Mildą. Ir mes kalbame apie muziką, kuri atneša gyvenimą. Taigi, jeigu tokia tema, kad yra muzika, kuri atneša gyvenimą, vadinasi, yra ir muzika, kuri atneša mirtį. Ir aš asmeniškai daug metų buvau toj terpėje, buvau toj aplinkoj, kur muzika atneša mirtį. Tekstai jie kalba apie mirtį, tekstai kalba apie blogį, apie tamsą, apie sunaikinimą, apie savižudybės ir panašiai. Ir iš tikrųjų šiandieną pasaulis jisai pulsuoja tomis mintimis. Daugeliu tai yra norma, tai yra gerai, tai yra cool klausyti tokios muzikos, grupių nariai žudosi, žudo kitus ir įvairiausių tokių dalykų yra, bet ta alternatyva, muzika, kuri atneša gyvenimą, jinai dažnai kažkodėl yra nepatraukli. Tai va, ir dabar iš principo tu, Milda, tu plauki prieš srovę su ta muzika, kuri atneša gyvenimą. Didelė srovė teka ir neša žmonės į kitą pusę visiškai. Visiškai į kitą pusę. Ir ta žinia toje muzikoje, kuri atneša gyvenimą. Ta prasme, iš principo vis tiek tu kreipiesi į tos žmonės, kurie eina kita kryptimi, negu tu eini ir kad tu jiems nori pasakyti. Ei žmogau, atsigręžk į Dievą, čia yra gyvenimas. Ir tai darai kitokia forma, jiem pakankamai priimtina forma, tarkime grupė gyvai, tai toksai sunkesnis rokas, iktus gal labiau šlovinimas, bet vis tiek jūs nešate kažkokią žinią. Ir ką tu norėtum pasakyti tiems žmonėms, kurie dar neatrado tos muzikos, apie kurią mes šnekame? Ką tu norėtum jiems pasakyti šiandieną? Atraskite. Nežinau, kiekvienas mes einam savo keliu. Ir mums reikia tų skirtingų dalykų. Jeigu žmogus klauso apie savižudybės ir nežinau, tamsybės ir jeigu, gal jame tai kažką atliepia, kažką, kas jame vyksta tokio, gal jame tos baisybės yra. Tai čia jau daugiau nei muzikos reikia, kad jį pakelti, išgelbėti, nežinau. Ir aš tai matau tik tiek, kad aš ir kiekvienas menininkas, kurie tiki Dievu, manau, atneša tą šviesą. Kažkaip jie ją atneša ir kartais visai netikėtai žmogus išgirsta ir pamato ir tai jį paliečia. O kaip jį paliečia, aš absoliučiai nežinau ir čia jau tegul Dievas daro savo darbą. Aš tik žinau, kad ką aš turiu pasakyti ir aš tai sakau. Mano atsakomybė tokia, o žmonės, juk mes sukurti laisvos valios padarai. Kartais mus tai labai, mane pačią, pavyzdžiui, kartais tai labai apsunkina. Aš kartais sakau, kodėl, tai kaip man pasielgti, aš nežinau, aš norėčiau žinoti. Bet mes renkamės, šiandien renkamės, šią akimirką renkamės, rytoj rinksimės ir visą laiką kažką renkamės, turėdami tą laisvą valią. Tai kartais mums reikia tikrai patirti daug kažkokių tai dalykų, padarinių savo veiksmų, kad mes pradėtume kitus dalykus rinktis. Ir duok Dieve, kad žmonės atrastų gyvenimą, kad atrastų Kristų, kuris yra nuostabus, kuris yra kupinas visų dalykų, kurių mums tik reikia, iki menkiausio. Ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš jį pažįstu, aš turiu tą prasmę gyvenime. Manau, kad visi žmonės to ieško savo širdyse giliai. Tik tais ne visi pataiko ten, kur reikia, o ta muzika tegul padeda, šviesi muzika, teigiama, Dievą garbinanti muzika, tegul padeda jiems tai atrasti. Aš iš principo pagalvojau, kai užvedžiau šitą temą ir po to, kaip tu pradėjai kalbėti,
prisiminiau tokį Jėzaus palyginimą apie sėjėją. Ir jisai sako, kad išėjo sėjėjas ir jisai sėjo sėklą. Ir sėkla yra prilyginama Dievo žodžiui. Tai prasme, iš principo yra gera sėkla ir yra bloga sėkla. Dirva yra mūsų širdis. Ir klausimas, kokią sėklą mes leidžiame šiandieną sėti į savo širdis. Ar mes sėjame meilę, džiaugsmą, ramybę, teisumą, ar mes sėjame pyktį, pagiežą. Ar mes siejame savižudiškas mintis. Tai yra sprendimas kiekvieno asmeninis. Kam tu leisi sėti į savo širdį sėklas? Ar tu leisi sėti sėklas Dievui, ar tu leisi sėti sėklas velniui? Ir tada pradeda augti augalai širdyje. Ir jeigu tai pažiūrėjus, aš manau, kad Dievo planas buvo mūsų širdise sukurti rojaus sodą. Bet daugelio žmonių širdis tapo piktžolių plantacijomis. Ir yra gera žinia, kad kai tu pakvieti Jėzų į savo širdį, kai jisai ateina, jisai apvalo ir jeigu tu leidi, tada jisai išars tą žemę ir pradės sėti tas geras sėklas, tos gerius medžius. Taip, ir dar čia kažkaip tai tiesiog kyla man iš vidaus, labai noriu pasakyti, kad žmonėsgi nereikia būti tobuliem, kad ateitumėm pas Dievą, ateikit kokie esat. Kažkaip kartais žmonės sako, aš pabandysiu kažkaip pasikeisti, pabandysiu pats kažkaip, kaip aš čia dabar toks ateisiu čia, ar į bažnyčią, ar kur. Taigi tame ir esmė, kad tu ateini purvinas, ar kaip tai pavadinti, vidumi. Bet tu ateini pas tą, kuris nuvalo ir kuris priima tave bet kokį. Ir ne tu pats, o Viešpats priėmęs tave, jis ir apvalo, jis ir duoda tau naują tą drabužį, kaip tėvas savo paklydėlį sūnų priėmė. Tai ateikit, tiesiog ateikit, labai blogi, ateikit, labai susitepę. Jūs patys iš to neišklimpsit greičiausiai, jeigu jau esat labai. Mes turim, aišku, daug ką galim padaryti, bet visada yra lubos. Tik tai per Viešpatį galim būti tais tobulais, nežinau, tapti jais, eiti tuo keliu ir kažkada tikrai tapti tobulais, bet tiesiog ateikit. Iš tikrųjų, Dievas yra arti kiekvieno, nesvarbu, ar tu pažinai jį, ar dar esi tame kelyje link jo pažinimo. Ir jisai šaukia kiekvieną šiandieną, kiekvieną ateiti pas jį, kaip sūnus Palaidūnas, ką paminėjo Milda, kuris išvaistė visus tėvo turtus, kuriuos jam buvo davęs, ir galvojo, ateisiu pas tėvą, bent pavalgyt gausiu, nes čia tarp tų kiaulių neturiu, neduoda man nei tų ankščių žirnių pavalgyti, bet ateisiu pas tėvą, nes ten tarnai turi visą laiką valgyti. Ir kai tu ateini pas dangiškai tėvą, žinok, kad ten nieko nestokoja, o jisai laukia tavęs išskėstomis rankomis, jis nori tave apvilkti geriausių rūbų, teisumo rūbų ir uždėti žiedą, sandoro ženklą, kad tu esi mylimas jo sūnus. Taigi paklausykime iktus giesmės Dievas yra arti, nes iš tikrųjų jis yra arti, ten kur tu esi ir nesvarbu, kokioje tu situacijoje jisai laukia tavęs, ateik pas jį. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias. 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 Noriu kasdien tave šlovint, tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais. Viešpats didingas ir garbės vertas, niekas neperpras jo malonės. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias. Dievas arti kiekvienam, kas
negreitas. Viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias. Dievas arti kiekvienam, kas jo Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Taigi, po tokios nuostabios giesmės Dievas arti mes grįžtame į radio stoties XFM studiją ir bendravome su Milda, kuri yra grupės Iktus vokalistė ir kadaise dainavo grupėje Gyvai. Ir Milda, Jėzus pasakė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Muzikavimas grupėje tai yra kaip misijos, kai tu išvažiuoji į koncertą, tai yra kaip misija, kad žmonės, kurie ieško Dievo, kad atrastų jį, kad tie, kurie jau pažįsta, kad išgyventų Dievo buvimą. Ir koks toks pats nuostabiausias nutikimas, kokį galėtum dabar prisiminti ir pasidalinti su mūsų radio stoties klausytojais, kuris įvyko tavo muzikinėme gyvenime? Su Gyvai nemažai buvo tokių įvykių, kurie kuriuos atsimenu, kurie taip įstrigė atminty. Keletą gal prisiminsiu tokių, kad man asmeniškai būdavo ne taip ir lengva išeiti, sakykime, į kokią nors sceną kaip klubas, pavyzdžiui, ar ten koks naktinis klubas, ar ten, kad ir kultūrnamis. Ir vis tiek, kai vokalistas stovi prieš visus, jis dažniausiai bendrauja su publika ir tekstas išeina iš mano lūpų. Muzikantai, jie tarsi, kaip stovi už. Jiems nereikia ištarti tų žodžių. Ir kartais labai viduje jausdavau tokį sunkumą, prieš einant į sceną,
tiesiog nenoriu. Kažkaip pat nenoriu, nors žinau, kad tai yra tai, ką aš galiu daryti gerai, man tai patinka ir taip toliau. Bet tas, pajutau tą svorį, Jėzaus vardo, Dievo vardo, ištarti jį. Nes aš einu ir jį tariu. Prie žmonės, kurie, pavyzdžiui, toj auditorijoje visiškai nenusiteikia apie tai gal klausytis. Aš jausdavau tokį, kaip priešiškumą, kaip kažką. Ir toks man tai būdavo didelis peržengimas savęs, kada aš išeinu ir, pavyzdžiui, būdavo vienas iš gyvai tokių gabalų, gana mūsų geriau žinomų, tai buvo psalmė Viešpatie, sielvartė su manim drauge būkai. Ir mes tai atliekam tokiu rokiniu stiliumi, žmonės klausosi ir dažnas tikrai nesupranta, prie ko čia tas Dievas. Čia lyg tai viskas normaliai, muzika, prie ko čia tas Dievas. Ir sakydavo taip man. Sakydavo, viskas gerai su jūsų muzika, bet, tekstai tai ką žinau, maždaug, iš tos serijos. Tai čia tiesiog tai, kas mane labai liesdavo, kad aš žinau, kad aš pereidavau tokį kaip slenkstuką viduj, bet tai, per tai aš augau, per tai aš kažkaip pati augau tikėjime, man tas dabar labai gera prisiminti. O šiaip istorijų tai ten irgi visokiausių, bet linksmų, liūdnų, bet vienas iš tokių, keletą kartų iš tikrųjų yra buvę, kai aš užkimstu ir negaliu net prakalbėti, sunkiai prakalbu. Skauda gerklę. Bet yra koncertas. Ir pradžioj ten pirmi keli metai, skauda gerklę, tai viskas aš nedainuoju, aš kažkaip gydausi, arba ten nukeliam koncertą. Bet kuo toliau, tuo aš kažkaip taip ramiau žiūrėdavau. Tai skauda, bet koncertas yra, aš dainuoju. Ir, įvykdavo kažkas, nežinau kas, bet aš tą koncertą išdainuodavau, nors ir neprakalbėdavau vėl po jo. Buvo vieną kartą, atsimenu, važiavom į Alytų groti ir ten susirinko daug jaunimėlio tokio, ten ir pastorius rodos, ir kunigas, jie ten kažkaip bendrai organizavo tą koncertą, jie norėjo sukviesti jaunimo kuo daugiau, o aš atvažiuoju užkimus visiškai. Ir jie, reiškia, susirinkę kažkiam kambarėlį ten prie scenos visą koncertą meldžiasi. Ir aš dainuoju tą koncertą normaliai, padainuoju. Niekas net nepastebi, kad man kažkas yra su gerklė. Ir, galima visaip galvoti, sustiprėjo balsas, bet man tai tokie dalykai, kur, kai aš atnešu Dievui, aukoju jam kažką, jis pripildo ir jisai suteikia, ko tada reikia. Iš tiesų, Dievas yra stebuklų Dievas ir man irgi yra buvę ne kartą, kad esu užkimęs prieš tarnavimą, kai reikia giedoti. Ir malda, jinai patraukia užkimimą. Iš tikrųjų, tai yra nuostabu, nes mes ateiname atiduoti šlovę jam. Ir šitoje vietoje Dievas yra, manau, daug labiau suinteresuotas už mane ar už tave, kad ta šlovė būtų atiduota. Ir ačiū Dievui jam už tai. Iš tiesų, aš galvoju, kad Jėzaus vardas yra aukščiau visų vardų, tai prašo Biblija. Ir prie šio vardą priklaups kiekvienas kelias, dangui, žemė ir po žemė. Ir kiekvienos lūpos išpažins, kad Jėzus yra viešpats Dievo Tėvo garbiai. Ir kai tu sakai, kad tu jausdavai tą svorį, tą jo vardo, Jėzaus vardo svorį, tai ir yra tai, aš galvoju, kad kai tu tari jo vardą, tai yra jame jėga. Ta jėga, kurią Jėzus sakė, mano vardu jūs išvarinėsite demonus, mano vardu jūs darysite, tai yra įgalinimas tame varde. Ir iš tikrųjų tas vardas, jisai yra toks nuostabus. Ar turite kažkokią giesmę, kurią mes dabar galėtume paklausyti apie Jėzaus vardą? Kaip tik iš tavo, ką tik cituotų Biblijos eilučių, Ichtus giesmė yra ne Ichtus kurta, bet man rodos tiesiog vertėm ir yra iš pirmo albumo vardo kilnesnė. Taigi pasiklausykime šios nuostabios Ichtus giesmės.
kilnesnio už viešpaties vardą nėra, jam šlovė. Vardo aukštesnio už viešpaties vardą nėra, šlovė vien jam. Viešpats jisai, prieš jį nusilenks visi, žemėj danguj, ir lūpos kiekvieno tars, kad Jėzus Kristus vienintelis viešpats yra. Viešpats jisai, prieš jį nusilenks visi, žemėj danguj, ir lūpos kiekvieno tars, kad Jėzus Kristus vienintelis viešpats yra. Viešpats jisai, prieš jį nusilenks visi, žemėj danguj, ir lūpos kiekvieno tars, kad Jėzus Kristus vienintelis viešpats yra. Viešpats jisai, prieš jį nusilenks visi, žemėj danguj, ir lūpos kiekvieno tars, kad Jėzus Kristus vienintelis viešpats yra. Kad Jėzus Kristus vienintelis viešpats yra. Kad Jėzus Kristus vienintelis viešpats yra. XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Iš tiesų Dievas yra nuostabus, o mūsų laida jau eina į pabaigą. Ir mes šiandieną bendravome su Milda, grupės Ichtus dainininkė, kuri kadaise dainavo grupėje gyvai, taipogi dalyvauja visokiausiose įdomiausiose krikščioniškose projektuose, kuria, rašo giesmes. Milda, ką tu norėtum palinkėti radio stoties XFM klausytojams? Žinot, ką aš norėčiau palinkėti? Ogi tai, kad nebūkim persisotinę viskuo. Man kartais taip liūdna, kai geriausius dalykus atrodo siūlom ar ten vyksta, bet žmonės tiesiog sėdi ir žiūri abejingom akim. Maždaug, visko aš turiu. Ypač gaila tai pasakyti, bet kartais tokie mes būnam krikščionis. Neįdomu, arba šitą aš jau mačiau, arba aš geriau nueisiu į kokį koncertą, kur 10 000 surenka, nes ten daug hebros ir ten linksmiau. Tai aišku, gali eiti ir gerai eiti į visokius koncertus, bet aš tiesiog pastaruoju metu aš taip pastebiu tokio mokyklinio jaunimo tarpe arba studentų netgi gal, kad jau visko tiek mes turim, kad niekas nebeįdomu. Viskas yra internete, tai aš pasižiūrėsiu internete geriausiu atveju, bet aš neateisiu. Bet tu tiesiog žinokite, kad taip lengvai nepasidaro nei koncertai, ypač jeigu kalbam apie kažkokius krikščioniškus renginius, kur visada trūksta finansavimo, kur mes, sakykime, negalim pardavinėti, pavyzdžiui, alkoholio ir mes neuždirbam ir panašiai. Daugybė yra dalykų. Nuo jūsų priklauso, kiek tobulės krikščioniška muzika, įrašai ir visa kita. Ir palaikykim vieni kitus
Ir ne vien dėl to, kad va čia krikščionis, tai aš turiu jį palaikyti ir eiti. Bet tikrai vyksta renginių, tikrai vyksta gerų dalykų ir palaikykim juos. Nebūkim tokie, kad viską aš jau mačiau, viską aš jau girdėjau, arba rytoj nueisiu, pasėdėsiu namie. Man kažkaip iš jaunimo trūksta veiklumo ir užsidėgymo. Aš to noriu palinkėti. Iš tiesų geras palinkėjimas. O Milda, o ką palinkėtum tiems, kurie groja arba norėtų groti? Tai prašom, grokite. Grokite, tobulėkite ir nežinau, jeigu turite kur, tai kieno, klauskite, eikite, tiesiog bandykite ir melskite Dievo, kad jums suteiktų išminties, kad kūrybinių jėgų jums suteiktų. Ir stenkitės patys padaryti 100%, ką jūs galite. Negalvokite, kad jūs esate geriausi, vos tik pradėję groti gitarą. Bet turite dirbti su tuo. Turite dirbti su talentu, kuris jums duotas. Gal tai yra mažas grūdelis, kurį reikia išauginti. Aš linkiu jums augti. Labai svarbu yra augti ir visų pirma augti Dievo pažinime. Todėl aš kiekvienam linkiu norinčiam judėti toje muzikoje, apie kurią mes šnekame, krikščioniškoje muzikoje, kurie atneša gyvenimą, turėti tikrai stiprų ryšį su Dievu. Ir tikėjimas jisai yra iš klausimo, klausimas yra iš Dievo žodžio. Jeigu tu nori atnešti šviesą į kitų žmonių gyvenimus, visų pirma, pats pradėk šviesti, o tai yra nesunku. Tai yra nesunku tiesiog pasakyti, pradėti nuo to, Jėzau, aš noriu būti tavo šviesa. Tu sakai, kad jūs esate pasaulio šviesa, aš noriu šviesti. Aš nežinau kaip, bet tu man padėk. Ir iš tikrųjų tame nuolankume, tame paprastume Viešpats visą laiką pakelia, jis visą laiką veda, rodo. Ir kai tu skaitai amžinojo gyvenimo žodžius, kai atsiverti Bibliją, tu matai, kad ta gyvybė, jinai liejasi į tave. Ir iš tikrųjų ši laida jau eina į pabaigą. Ir aš norėčiau, kad mes dabar paklausytume kažkokios dar tavo atliekamos dainos. Man labai patinka ta 91 psalmė. Jo, galim paklausyti. Seniai pati girdėjau. Ten dar dainuoja ir daugiau žmonių, kurie grupėje gyvai dainavo. Julija, taip, Dainius groja. Tai tikrai galim paklausyti. Taip, ir mes perdodam linkėjimus Julijai ir Dainiui. Taip. Ir dėkojam visiems, kurie klausėtės. Likite su radio stotimi XFM. Ir dabar grupė gyvai 91 psalmė. Viešpatie, sielvarte, su manim drauge būki. Viešpatie, sielvarte, su manim drauge būki. Viešpatie, sielvarte, su manim drauge būki. Viešpatie, sielvarte, su manim drauge būki.
jis mano vardą pažįsta. Jei jis mane šauksis, jį išklausysiu. Sielvarte su juo drauge būsiu ir jam garbę suteiksiu.